Kepsim kiaušinius dabar. Nežinau, kas čia gausis, bet bandom. Vaikai mėgsta tokius sumakaluotus. Užvėrė. Pusryčiai. Kaip aš tokią pačią porciją? Man jau bloga darosi. Oho! Tame žmonės prispaudžia. Taip. Mano saulės. Gal. Aha, ten labai. Noriu gražiai klausyti. Man pykino žiūrėti. Na, ir tu taip norėtum? Ne. Joj, kitas man. Žaidžiam. Nieko mažiukas. Mūsų ilsis. Ui, kas čia? Kas čia dabar? Šiandien visą dieną buvome pramogų parke, daug nenufilmavau, gal rytoj pavyks nufilmuoti daugiau. Pats parkas sudarytas iš 3 zonų, sakykime. Vienas yra vandens parkas, kitas yra pramogų parkas ir trečias yra karstymo parkas, jeigu taip galima pavadinti, panašius tokius mes turim ir Vilniuje. Ten yra 3 vandens zonos. Vieną aš nufilmavau, tai toks su niukais tokiais ir labai smagiai ten vaikai pažaidė, jis nėra gilus. Kita zona, ten toks kaip šaudymo vandenių zona, visokiausi tokie prietaisai ir taip toliau. Ten baseino nėra, bet ten labai smagiai iš visų pusių ten šaudo tas vanduo, arba vaikai gali ten tiesiog žaisti su to vandeniu, ir mažiukai, ir didesni. Ir trečia zona, tai yra baseinas, toks pakankamai gilus baseinas, jau normalus baseinas. Ir ten mes daugiausiai ir praleidom šiandien laiko. O pramogų parkas, tai irgi trupučiuką nufilmavau, bet
jisai pasirodo dar didesnis, mes dar praktiškai į vakarą tik tai žiūrėjom jį visą, buvome iki 3 kažkur vandens parke, po to padarėm pertrauką, pavalgėm ir tada ėjom į pramogų parką, tai ten praleidom porą valandų ir kaip ir užtenka šiaip iš esmės šiai dienai. Šiandien oras yra geresnis, tikrai buvo saulėta graži diena, ne tokia kaip vakar, tai yra tikrai džiugina, nes pergyvenau, galvoju, jeigu bus oras toks kaip buvo vakar, tai įdomu, ar mes iš vis galėsim nueiti į vandens parką, kol kas nupirkau 2 dienom, šiandien ir rytoj. Kaina yra pačio kempingo 100 zlotų. Jeigu perki kempingą kartu su pramogų parkais, kainuoja 349 zlotus. Jeigu skaičiuoti atskirai, tai eurais maždaug gaunasi 203 eurus už kempingą ir 60 eurų už pramogų parką. Mes pirkom šeimos bilietą, tai 2+1, tai gaunasi mums visiems maždaug po 20 eurų. Sakyčiau, tai yra pakankamai pigiai ir pats kempingas ir pramogų tie parkai, nes už tuos 20 eurų vienam žmogui tu gauni labai daug pramogų ir visai dienai. Viduje yra labai daug kavinių, visokiausių ten ir picų yra, ir tokių kaip chicken nuggetsų, visokiausių tokio fast foodo. Bet kainos, sakyčiau, pakankamai geros.